Šiandien 10-oji mūsų žygio Madeiroje diena ir šiandieną mes trauksime į kelią. Turime Pier 21 šiaurinis kelias, kuris jungdavo du kaimus. Mūsų laukia gana status nusileidimas šituo slėniu ir nežinau, turbūt iki to kaimo. Kamino šiaurė. Šiaurės kelias, Pier 21 pažymėtas. Ir dabar nuliduką turim apie 600 ir 600 metrų. Pakeliui bus galima aplankyti dar 22. 22 per. Ir varom. Atstumas tik tais 2, vadinas bus labai statu. Tai prisisiekit saugos diržas. Kaip ir reikėjo tikėti, žemyn mūsų laukia statoki laiptai. Toliau takas veda mus per laurų mišką. Galima pasiskinti laurų. Didesnių, mažesnių. O, kaip kvepia. O, į kišenę. Einant lauro mišku, be galo geras aromatas. Galima uostyti ir džiaugtis. Sutikau pakeleivius, jie keliauja per visą Madeirą ir planas jų buvo irgi ultra maratoną visą kelią praeiti, bet kadangi daug kelių uždaryta, jie irgi eina, tik gavo stipriai pakoreguoti šitą planą. Okay. What is your names? I'm Jessica. And I'm Konstantin. Jessica ir Konstantinas keliauja šituo keliu. Nu, man nepavyko, bet gal kitą kartą ir aš ryšiuos šituo keliu eiti. Okay, see you. What was your name? Stasys. Stasys? Vietiniai žmonės vis dar tebe naudoja šitą kelią. Ir va, vietinis žmogus neša rastą. Okay, good luck.
Nu ką aš jums pasakysiu, nu keisto skonio tie bananai. Nu šiaip jau prisirpė, kad jau sparginėja patys, bet kieti, tokie kaip braškės Egipte. Turim puikų vaizdą, vienoj pusėje buvo jūra, Atlanto vandenynas matės, kitoj pusėje kalnai. Ir dabar, va, jeigu matote, čia šalia to didelė kalna yra šita loma. Tai kitos lomos reikės užlipti štai šituo tarpeklio. Na, ir čia sukilimo apie 700-800 metrų. Plius dar 8 kilometrai, neskaitant mano rytinio dar pasivaikščimo. Susiradau levadą, tik jinai be vandenuko. Tai dabar nežinau, ar jin mane nuves, kur reikia. Čia biški sutrumpinčiau kelią ir nereikėtų tiek leistis. Einant palei levadą, radau telefoną. Ir neaišku, kieno yra. Ir dabar nežinau, ką daryti. Ar palikti, ar žmogus ieškos. Prisijungti negalima, neina. Kalba Fjellmonster Har Agents. Čia panašu į norvegų, į danų, švedų gali būti, skandinavai. Nutsmtal. Nu, ką aš pasakysiu. Jeigu aš įnešius, aš vis tiek neturiu galimybės atiduoti, nes aš visą laiką judu. Manau, žmogus jei pametė, ieškos, tai... Nu, tai ras. Palieku ant tako ir susiras. Yra man tai buvę sustriukė ir pakaitinių telefono, kas blogiausiai tai su raktais nuomotas mašina. Tai aš tada privargau 3 dienas. Ėjau porą dienų ieškoti, neradau, paskui su tom nuomos kompanijom, kol išsiaiškinom su mašinom, Italijai buvo skaudus nuotykis pamesti. Tai... Labą dieną. A kas čia gyvena? Ai, čia niekas negyvena. Nu. A tai kas čia gyvena? Labą dieną. Čia irgi niekas negyvena.
Vištos, a galiu vieną mandariną nusiskinti. Pas jumis pilnas sodas mačiau. Vištas. A galiu. Uolajus ant manęs neleidžia. Nu aš jau nerizikuosiu tada. Da tokių įsiutusių vištų nesumatęs. Va, jūs mane persikėja. Ką daryti? Siaubas. Siaubas. Kur bėg, kur slėptis. Jeigu čia įkriščiau, tai man šakė sulestų piranijos. Čia visai ant kraštuko stovi. Čia pavojinga vaikščioti. Nu dabar jau iš serijos kabantys sodai. Mano levada kaba kažkur tai šalia sodų. Nu ką, reikda mušti tom bananą, kur pasiėmiau pakely. Tas nelabai toks geltons, bet ons buvo šalia tų susprogusi jau. Lūžta šakas nuo tų citrinų. Galvoju, reikia biškį medžiai palengvinti gyvenimą. Vieną pasėmiau savo, išsispausiu ant ko nors. O, žiūrėkit, kažkas lazdas paliko. Bliamba, visai kaip mano tokios pat. A kur mano lazdas? O, bliamba, čia juk mano lazdas. Oi, tu galva. Gavau varyti virš kilo, pasimti lazdų. Pradėjau varyti pakalnę, pajutau čiup, kad kažko tai neturiu. Kol ėjau levadą, tų lazdų nereikia. Jau turėjau pusę valandos rezervą grįžti iki tamsos, tai dabar jau rezervą sudeginau. Ant kalnų slinko debesis ir jau reikės pareiti rūke. Nu dabar einu iki to burokėlių spalvos namo, šaltibarščių spalvos namo. Ir nuo tenais jau prasidės atgal. Rada per 2-1. Parduoda namą. Nu, man prasideda Camino de Norte, tik atvirkščiai. Nu, da 5 minutės biškį pailsėti. Turam 4:30, 6 pradė temti, nu 6:30 tamsu. Aš turiu 2 valandas, turiu 3 kilometrus nueitas, į nedaug, jeigu lygų keliu. Bet čia reikia kalnai su kelim 600 metrų, tai bus sunku. Taip normaliai einant kažkur vidurkis gaunas 2 kilometrai per valandą. Bet čia vien tik sukėlimas, nu, turėtų užtekti.
Dar kilometrą nepraėjau paskutinio etapo iš 3 kilometrų. Sutikau ispanus. Paklausė, ar tu žemyn ar aukštyn. Aš sakau, ka aukštyn. Tai sako, good luck, sėkmės. Nes jie nusileido, žino, koks kalnas status. Sakau, nieko tokio, aš iš ryto jau leidaus. Žinau, kas manęs laukia. Tai, kad nieko tokio. Pusę 6 turim laiko. Reikia dar užpėdinti tą kalniuką. Ir ten dar biškį rūka turbūt. Liko kilometras ir sukilimas mažiausiai 200 metrų. Nu, savo lūkesčius viršiu, per valandą 2 kilometrus įvariau. Tai kol kas visai normaliai. Ženkliukas, vienas. Ir buvau jau biškelį primiršęs, kad čia stačiausias etapas. Matau šviesą tunelio gale. Pavyko. Mažiau nei per 1,5 valandas užliptos 3 kilometras ir 600 su viršum sukilimo. 6 valandas, aš esu vietai. Dar ant kalno šviesu, neskaitant katrukas, kad debesis užėjo. Štai baigės mano šiandienos žygis. Viso nužygiuota 17,5 km ir sukilimo virš 1150 metrų. Tai visai neblogas toks gavas dienos žygelis. Na ir dar vienas dalykas. Na ir visi, kas pažiūrėjot iki galo, spaudžiam laiką, komentuojam ir laukiam naujų video. Iki susitikimo.